Nu va, tai galvojant 10 mus, sekundžių. mus žiūri, žodžiu, jau du O, žmonės. jau sutraukimus. Tai man atrodo, kad ta proga turbūt galim pasveikinti su auditorija. Tai sveiki visi, labas vakaras. Čia yra kas savaitinė ateities portalo live transliacija. Ir šį kartą kalbamės su VU TSPMI studentų medijos ir politikos studijos. Tai jeigu sėkmingai apsigins, tai nuo sausio jau nebebus studentas. Tai Simonas Buncevičius pradėjęs savo ilgą kelią ir karjerą nuo KTU. Kokia buvo specialybė? Informatika, ne, jeigu neklystu. Programų sistemos. Programų sistemos. Tai va, tai kaip rašo savo autoriaus aprašymą, dirbtinį intelektą susidomėjo nuo pirmųjų paskaitų, kai suprato, kad čia, žodžiu, viskas nėra taip intelektualu, kaip žmonės galvoja, kad yra intelektualu. Tai va, ir labai įdomus tekstas iš tikrųjų apie pačią sąvoką. Tai man, žodžiu, kaip filosofui labai artimas mąstymas, kad iš esmės viskas priklauso nuo sąvokų, kaip mes apsibrėžiam, kaip mes suprantam dalykus per sąvokas, taip mes iš esmės ir suvokiam konkretybę, suvokiam konkretų pasaulį, kuris yra aplink mus. Ir tekste šitos sąvokos yra priešinamas. Intelektas ir dirbtinumas, tai Simonas sako, čia yra didžiausias paradoksas pavadinti, reiškia, dirbtinį intelektą intelektu. Ir tada jau norėčiau, kad šitoj vietoj tu truputėlį perimtum ir trumpai pristatytum mane, kodėl negalima taip elgtis, kodėl negalima dirbtinis ir intelektas sudėti į vieną terminą, ne? Kas čia yra padaryta. Tikrai taip. Tai žiūrint šitų, šiaip keliom prizmėm negalima turbūt to būtų taip vadinti, net iš technologinės pusės dažnai inžinieriai mėgsta juoktis iš to termino ir supranta, kad tai yra dažnai marketingo klišė. Yra kitas žodis, pavyzdžiui, viena iš jų galėtų būti mašininis mokymas. Bet šito nerašiau tekste, bet dabar galėjau pasakyti, ramiau. Bet ką aš norėjau pasakyti ir sakiau tekste, tai kad taip, kaip tu ir minėjai, įsivaizduokim gyvenime, nematėm programos dirbtinio intelekto, nematėm jokio ChatGPT nieko, žiūrėtum žodį dirbtinis intelektas. Ir kokios mintis kyla, aš labai viliuosi, kad kažkam ateina keistumas, kad kokia čia nesąmonė, kaip gali būti dirbtinė. Nes tada, taip. Ir tada iškart užsiminu apie tą autorių, filosofą, vokietį Robertą Špėmaną, kuris sako, kad žmogus, asmuo yra tiek unikalus, tiek gražus, nepakartojamas. Ir net žodis kaip asmuo jau tavo žmogiškumą susiaurina per daug. Tai reiškia, net tiesiog žodis kaip asmuo savaime jau yra kažkiek netgi kontroversiškas, nes apibrėž žmogų žodžiu žmogus jau yra. Bet čia yra žiauriai įdomi tema. Aš nemaniau, kad taip greit man Akvinėtis, žinai, ateis į galvą, bet čia yra visiškai tai ką Akvinėtis sako, žinai, sako, kai mes bandom tikrovę susiaurinti intelektualiai iki konkrečių sąvokų, ne, tiesiog bandom pažinti tai, kas yra konkretu per, sakykim, konkrečias, taip, kad per daug abstrakčiai neskambėtų, per kažkokias konkrečias sistemas, kaip, pavyzdžiui, tarkim, aš bandyčiau pažinti asmenį, ne, ten per cheminės formulės. Tai sako atvirkščiai, kuo tu daugiau turi bendrybių, nes jis teigia tokį labai paradoksalų dalyką, kad mes mąstam bendrybėmis, ne? Reiškia, visą tai, ką mes jaučiam juslėmis, o tada ateina intelektas ir tas juslės grupuoja pagal bendrybės bendrasias sąvokas, ne? Tai reiškia, pavyzdžiui, žinai, yra žmogus, yra ten šuo, ne, visa tai yra bendrasios sąvokos. Pavyzdžiui, ir kalbant apie Simoną, ne, tu gali sakyti, nežinau, protingas, juodaplaukis, TSPMI studentas, ne, visa tai bus bendrybės, ne. Ir jis teikia tokį labai paradoksalų dalyką, kad kuo mes daugiau turim tokių abstrakčių bendrųjų sąvokų, kuo geriau galim jam operuoti, tuo mes geriau galim pažinti konkrečią tikrovę. Ir tą patį asmenį. Tai man kažkaip labai suskambėjo šitą mintis skaitant tekstą.
Nes iš tikrųjų, taip, nu, jeigu taip einant link teologijos, ne, tai, pavyzdžiui, turbūt mūsų suvokime ten Dievas, ne, ar absoliutus gėris, absoliutus grožis, irgi yra visiškos bendrybės, ne, bet man atrodo, kad, nu, jos mums padeda kažkaip geriau naviguoti toje tikrovėje, geriau ją pažinti, ne, ir iš tikrųjų labai kreipia ir mūsų veikimą. Tai aš aišku, čia nepretenduoju, tiesiog taip, kad esu kažkoks akviniečio specialistas, čia taip tiesiog tokia maža ištrauka, ką vakar katalikų teologijos fakultete diskutavom. Bet tai, kad iš esmės dirbtinis intelektas yra intelekto kaip sąvokos susiaurinimas. Ta prasme, iki labai tokio, man atrodo, siauro. Ir čia labai geras pavyzdys, kad mes tada ir nebesuprantam, kas yra intelektas. Ne, kažkaip tas intelektas mus uždaro ir nebeleidžia tikrovės pažinti, ne, kokia jį galėtų būti. Tai va, nežinau, ar čia ne per sudėtingai, aš taip pats kalbu ir tai dėlioju, žinai, tas Man to minčių davėjai, takai sakai, kad kuo daugiau duosim abstrakčių apibendrinimų, kuo daugiau duosim apibendrinimų, tuo neva artėsim prie tikslų. O, prisimenu. Gerai, pažiūrėjau. Ką prisimenu? Žodžiu, gerai, sakykim. Gerai, kaip veikia dirbtinis intelektas? Jisai turi duomenų kažkokių ir juose randa statistinės tendencijas. Tai tie kalbos modeliai randa žodžių pasikartojimą, nu čia GPT randa ten žodžių pasikartojimą tendencijas. Facebookas, kur naudoja savo vadinamą dirbtinį intelektą, kuris rekomenduoja kažkokias postus, tai jisai tiesiog renka daug informacijos apie tai, ką tu mėgsti, ko tu nemėgsti, ką kiti mėgsta ir pagal tai rekomenduoja kažką. Jo, tai esmė ta, tada yra diskusijos apie tai, ar galima sukurti tokį jau tarsi bendrąjį dirbtinį intelektą, kuris jau, nu toks jau visai žmogelis būtų. Ir atrodytų, kad būtų vienas ir tos sprendimus surinkti daug duomenų iš daug skirtingų sferų. Tai belenkiek, nu sakykim, noriu sukurti Augusto dirbtinį Augustą. Turim surinkti visą tavo Facebook'o duomenis, visus tavo Google Maps vaikščiojimo duomenis, kaip tu vaikštai. Tavo, jeigu naudoji kokį Tinderį, tai Tinderio duomenis, kad žinotum, koks tu romantikoje šiandien. Netflix'ą, kokį tu mėgsti dalykus. Tai žodžiu, tai tam reikėtų skaitmenizuoti visą tavo gyvenimą, kad galėtum jį visą domenizuoti. Ir tada tu neva, turėdamas vis daugiau skirtingos srities duomenų, neva artėjai prie tikslumo. Bet, žinai, šiaip... Bet tu artėjai prie tikslumo. Bet čia yra žiauriai įdomus paradoksas, kad, nu, yra tokia pagunda, ne, techninė, kad atrodo, nes šiaip tas yra daroma, aš panu, mes kaip ir fenomenologiją skaitom tekstų seminarui, tai nu, bando, ta prasme, kad, nu, tipo, galvoja, kad jeigu, žinai, ten visas neuronų jungtis pajungsi ir sudėsi visą ten tą datą, tai tada, nu, tu gausi žmogų, bet kas, pavyzdžiui, žiūri įdomu, man atrodo, ar per filosofinės, žiūrėt, ten, grinai filosofam buvo tas kursas per gal filosofinės teorijas, nu, magistrantam, žiūrėt, toks Šaulauskas, kurso vadovas, žiūrėt, pasakojo, kad, iš esmės, pagal naujausius tyrimus galbūt net yra taip, kad smegenys tik tai, reiškia, tos duomenys, kaip čia geriau paaiškinti, kad kitaip tariant, kad tai yra tik tai neuronų tinklai, kuriais keliauja informacija, bet reiškia, nu, pačios smegenys nesukuria sąmonės. Nes atrodo, kad, nu, jeigu tu sujungsi visus duomenys, sukursi smegenys, bet atrodo, kad tai yra tik tai tokie, žinai, kaip, nu, kiaurasantis kažkoks, jeigu taip pasakyti, labai primityviai, kuriuo keliauja informacija, bet pačios mens tenai nėra, žinai. Bet tas atrodo, va čia visiškai būtų akvinėtis, kad eini į tą konkretumą, bandai užčiuopti ir kuo labiau link konkretumo eini, tuo labiau prarandi tą vaizdą. Tai va čia toksai, aš manau, kai ten vakar per seminarą, taip aš klausiau, tai sakau, o tai, tipo, nėra prote nieko konkretaus pagal akvinietį, nu, tipo, tik bendrybė, sako, jo, nėra nieko konkretaus. Nu, tipo, tai žinai, tai šitą, tai jo, tai čia toks labai paradoksas. Nes, nu, man tai čia dar norisi, gal nebus per sudėtinga ir kitas tokias savokas įves, pavyzdžiui, nu, kuri man pirma savoka tokia neteisinga, tai, žinai, žmogiškiai ištekliai kokie nors, ne? Tas man čia viena iš tų tokių baisių savokų, kurią mes turim šiais laikais, nu, taip, žinai,
ir nublem, nu, tipo, tiesiog, čia, man atrodo, tiesiog palikim šitą be komentarą, ne, nu, žmogiškiai ištekliai tiesiog yra be Aš galiu, aš turiu komentarą, netgi. Turi komentarą? Aš šiuo momentu šis kelius mėnesius nedirbu, bet šiaip aplamai tai aš programuotojas dirbęs IT rinkoje. Mes turim HR-ų. Taip. Bet aplamai, ta prasme, aš pažįstu HR-ų, kuriuos gerbiu. Ta prasme, jo, kaip savoka tai tragiška. Nes jinai tada ką kreipia, kad tu esi kaip ateini į darbą, kaip išteklius. Taip. Mediena, kurią reikia kuruoti. Bet aplamai, jeigu kitaip pavadintus žmonės, kurie tu daro darbą, HR-us to, kaip nors, nežinau, gerovės, nežinau, mikroklimato, kokio nors emocinės aplinkos, kuriai kažkas tokio, tikslu. Na, prasme, jie grinai didžiulį augimą padeda žmonėms pasiekti ir gerąją prasme. Tai čia toks, tai bet negali viską užkandaryti. Aš nesakau, kad pati ten specialybė bloga ar pats dalykas blogas, bet pati savoka, žinai, tiesa. Nes, nu, vat, jeigu politikui, tai čia dar tokia viena savoka, žinai, labai, man atrodo, svarbi. Ir mano galva neteisinga, žinai, tai gerovė, žinai, kad reiškia labai daug kas politikos sukos apie gerovę. Nes, nu, tu gali pastebėti, nu, aš kažkaip, kiek sakiau, vat, kai Nausėda pradėjo kalbėti apie gerovę, tai, pavyzdžiui, atsirado savivaldybėj gerovės specialistai, nu, tipo, kur ten, tipo, psichologas, socialinis darbuotojas, dar kažkas. Pavyzdžiui, čia Antakalny atsirado gerovės klinika, žinai, nu, tipo, tas žodis tada ateina, nu, tipo, į tą erdvę. Ir kažkaip man tai buvo didžiausias highlightas, kai Vilniui buvo 700 metų ir buvo ten tie laiškai, žinai, eksponuojami Gedimino bokšte. Ir kad Šimašius parašė postą, kad, reiškia, kai Gediminas, reiškia, rašė tas laiškus, kitaip tariant, jis būtų labai džiaugiasis, ar, kitaip tariant, tą gerovę, kurią mes pasiekėm dabar, jos jau siekia Gediminas savo laiškais. Ar, žinai, ar jis svajoja apie tą gerovę, kurią mes pasiekėm dabar, žinai. Ir atrodo, toks, žinai, vat, abstrakti savoka, bet įkreipia, nu, visiškai tą tikrovę, žinai, tą patį Šimašiaus postą. Nu, ta prasme, žinai, tą labai konkrečią tikrovę pakreipia. Tai čia tiesiog, nu, pavyzdys, kaip yra svarbu savokos ir kaip svarbu tai, kaip mes apsibrėžiam ir dažnai grįžtant prie dirbtinio intelekto. Tai, man atrodo, nu, čia turbūt nu, irgi toks galėtų būti kūrybinis veiksmas, čia būtų žiauriai svarbu kažkaip kitaip apsibrėžti negu dirbtinis intelektas. Aš galvoju, galbūt, žinai, kai tu rašai, gal turėjai kažkokią tai mintį, kaip tą būtų galima padaryti, ne? Tiesiog, kad, nu, vat, kad ta savoka iš tikrųjų atitiktų, kas tai yra, ne? Tai atsakymo neturiu, bet minčių, kaip apie tą mąstau, turiu. Ir pradžiai tai tiesiog tas, čia, kas žiūri, tai mudu saugus, tai iš pradžių diskutavom dėl pavadinimo ir aš norėjau rašyti. Vadinkime tai tikruoju vardu, nes tai yra tai, o ne jis, intelektas dirbtinis nėra asmuo, dėl to tam reiktų duoti įvardį tai. Augustas sako, kad estetiškiau, kai jį. Bet aš sakau, specialiai padarykim, nepatogiai. Taip, nes man atrodo kažkaip, nu, pati provokacija, žinai, kad vadinkime jį tikruoju vardu ar kažkaip gražiau skamba. Bet jo, ta prasme, tai, žinai, galėtų būti vienas pavadinimo tai intelektas ar kažkas, tai, nu, žinai, tiesa, nu, vat kažkokia tokia... Ne, bet nes realiai kasdienybė, kai mes šnekam apie AI ir panašiai, mes beveik visada naudojam įvardį, jis... Jo, paklausiau jo ir man atsakė. Aišku, mes ir Google vadindavom, paklausiau jo ir man atsakė. Nu, žinai, čia turbūt... Neintuityvus sakyt, paklausiau to. Tai čia galbūt toks nesąmoningas judesys yra. Čia lietuvių kalbos iš mano pusės. Bet, žinai, kai tu šneki apie mašiną, kaip automobilį, tai darai įvardį, nu, tai jie, tai tu supranti, kad tai nėra jie. Nu, man atrodo, vyram tai čia, žinai, labai personifikuoja mašinas ir šiaip, žinai. Taip. Nu, ne čia jį, nes galūnė. Bet, žodžiu, supranti, kad tai nėra asmuo. Mašina, kad ir tu myli. Tai be abejo, žinai. Myli. Bet, kai šnekė apie šitą dalyką, su tavim šneka ChatGPT, tau atsako kažką. Tada turi durgių siurblį kokį nors, tai šaunai.
tai Ir žinai, mes namie jam juokaudami vardą esam davę Antanas. bet žinai, bet čia dar Aš tokia... keliau klausimą, gal Bet net čia, bet čia, reikia. čia dar tokie labai, nu, lengvi pavyzdžiai, nes, pavyzdžiui, yra tokia, nu, čia vienas straipsnis buvo Jurgio Nevieros apie tai, kad irgi apie DAI, kad jis tokį pavyzdį davė, kad yra replika, tokia, žodžiu, intymių santykių kūrimo programa, tiesiog. Ir ten 30 milijonų žmonių, žinai, ta prasme, bet kiekvieną dieną kalba ta visą su tuo dirbtiniu intelektu ir, nu, kad ten buvo labai didelis pasipriešinimas, kai norėjo nuo tos replikos nuimti ten tą, žodžiu, romantinę bendravimo funkciją, tai labai daug žmonių, žinai, bet kuria savo santykius šitaip. Tai va, tai čia toks labai, bet man tas įdomiausia, kad, reiškia, mes apibrėžiam dirbtinį intelektą taip, ne, ir tada susiaurinam patį asmenį, ne, tai savo to patys nepastebėdami, reiškia, vieną pagrindinių žmogaus savybių, protingumo dorybę pagal tą magvinėtį, žinai, tai savo susiaurinam iki kažko mažiau negu tai yra, žinai, tai čia toks, nu, turbūt pats įdomiausias dalykas, žinai, viena vertus, nu, yra kalbama apie pažangą, ne, kad dirbtinis yra pažanga ir panašiai. Čia prieš keletą savaičių teko daryti su KTU dirbtinio intelekto centro vadovė interviu. Ir ten, žinai, pasižiūriu ten tą centrą. Tarasevičė? Jo, šitą. Tai jos paskaitoj aš pradėjau mąstyti, kad dirbtinis intelektas nelabai dirbtinis. Ok, nu, ta prasme... Okay. Tiesiog ne jos žodžiai, bet tiesiog jos buvo modelis, kur mes mokėm dirbtinį intelektą. O ką reiškia nelabai dirbtinis, ką tu turi minty? Nu, iš to, kad tai tiesiog labai statistika. Tiesiog statistika. Ai, ok. Pritaikyta praktikoje ir tiek. Nu va, ta prasme, tai su ja, žinai, dariau tą interviu. Ir dabar galvoju, pamiršau, link ko norėjau nuvesti, kodėl, tu žinai, kai padarai ekskursą, pamiršau, kodėl, ką norėjau iš jos išvesti. Koks buvo paspau, ką mes prieš tai sakėme? Kad susiaurini savo intelektą, kalbėdamas apie intelekto dirbtinumą. Taip. Saveikiai technologijos. Jo. Žodžiu, užkrito, bet faktas, ne, tiesiog, kad kažkaip tą pagrindinę asmens savybę tu tarsi suplokštini, žinai, bet man tai atrodo, kad, nu, va dėl ko, okei, kai atsidarai ten tą dirbtinio intelekto centrą, žinai, tai iš esmės jį remiasi Lietuvos, ten tokia yra pažangos strategija, ten parengta, man atrodo, inovacijų ministerijos. Būtų galima dabar atsidaryti, žinai, inovacijos ministerijos. Aš tą ir darau dabar. Aš matau, nes man pasirodė, kad tu jau taipini, žinai, ta prasme, tai tiesiog tu gali atsidaryti, tai bus tiksliau, žinai, tiesiog, kad tu dirbtinio intelekto centras ir ten apie mus ir iš karto ten išmeta ten tą, žodžiu, man atrodo, ten Kurk Lietuva yra parengus inovacijų ministerija ir dar kažkas tai. Tai, nu, ten tiesiog, kai paskaitai tą tekstą, tai tiesiog atrodo, kad, nu, tokia filosofinė prasme arba teorinė prasme prasto teksto, nes nėra tiesiog, nu, kaip vien lozungai, iš esmės apie tai, kad, nu, čia pažanga, mes darom pažangą, dirbtinis intelektas darys pažangą ir, žinai, kuo daugiau dirbtinio intelekto, tuo viskas bus geriau ir, tipo, nu, tiesiog, kad tai yra toks pažangos sinonimas, ne? Tai va, to pavyko atsidaryti, ne? Jo. Tai va, tai žodžiu, tai ten ir pats apibrėžimas, žinai, kur yra grinai apibrėžia, kaip veikia. Nu, tipo, kas yra DAI, tai yra parašyta, kaip jisai veikia, bet nieko nėra parašyta apie tai, kaip įvertinti, žinai, kokie yra privalumai, kokios yra grėsmės ir panašiai. Tai va, to man ten kažkaip labai pritrūko. Ir, nu va, tai yra tas, žinai, paradoksas, kad, nu va, čia klausimas, man įdomu, žinai, kaip tu dar matai. Turim, žinai, pažangos paradigmą ir turim grėsmės paradigmą, ne, kad kažką iš mūsų atima. Tai tarsi, va, suplokština intelektą ir ką dar tu matai, ne, ką dar daro dirbtinis intelektas, nu, nežinau, tiek teigiamo, tiek neigiamo, nes man labai, žinai, patiko, va, straipsnė, kaip tu rašai, kad ne mus veikia dirbtinis intelektas, bet mes veikiame save, kai esam santykis su dirbtiniu intelektu, ne. Tai čia labai geras, kad galim, žinai, tą santykį keisti, bet pirmą reikia apsibrėžti, su kuo tas mūsų santykis yra.
Tai čia ne tiek santykiai, nes taip. dar rašau, kad čia net nesantykis, tai tiesiog tu vienas. Nu, taip. Šiek tiek dar referuojant į mano anksčiau rašytą. Taip. Nu, okei, tiesiog, nežinau, sąveika, nežinau, koks nors buvimas kartu netoli per atstumą, žinai. Okay, aš kai analizuoju, nu, tavęs pakeliu galvoju apie šius dalykus, naudoju vieną patarimą, kur girdėjau institutė politikos mokslų, sako, nu jo, tas dažna mintis, kad velnias slypi detalėse, nu čia aš nekant apie technologijas. Ir grinai, nu, tavęs metu paimi technologiją, žiūri jos funkcijas, kokios jos egzistuoja. Taip. Tai ir galvoji, kaip aš su ja veikiu, ką aš turiu, kokias turiu nuostatas priimti apie save, apie pasaulį, naudodamasis tom. Dabar abstrakčias mintis į kontekstinsiu realiais žodžiais. Vakar, šnekėjau be su to pačiu Jurgiu. Ir jo, šnekam apie ChatGPT, kaip jis kartais, padeda spręsti kažkokią loginę problemą. Taip, programuotų, matematiką spręstum dar kažką. Na ir kad, tavasme, atrodo, tokiem dalykam naudoti net nėra rizikos, nes jeigu tu paklausi fakto kokio, ChatGPT, tai jo, tu negali žinoti, jis nenusišneka, nes jisai nusišneka, jeigu pačioj paskaitysi pilkom raidėm, dėja pilkom, bet parašyta, kad jis gali meluoti. Bet jeigu tu prašai ChatGPT, kad tau padėtų spręsti uždavinį kažkokį, tai tu paimsi tą sprendimą, bandysi pritaikyti, ir jeigu tu negausi rezultato norimo, matematinė, pavyzdžiui, 2+2 parašys lygu 5, tai suprasi, kad taip nėra. Ir tai atrodo, kur problema naudoti ChatGPT tiesiog tokiam praktiniam tikslam. Tai pirmiausia, tiesiog tavo įgūdis atrodytų savaimės. Pirmiausia, kad šauna į galvą, galbūt kad tavo įgūdžiai gali kristi, nes tu pats per problemos sprendimą geriau įsisavintum ir greičiau išmoktum. Gerai, bet sakykime, 2 valandas sprendė uždavinį, vis dar neišsprendė. Ir tada paprašai tau padėti, tau paaiškinti logiką ir tau išsisavinį išmoksti. Tai kur čia problema? Tai čia jau subtiliau, bet tada, jeigu tu pažiūri iš tos pusės, kad aš naudoju dabar įrankių, negyvų įrankių, tai reiškia, esu tik vienas, jeigu aš būčiau prašęs kursiokų pagalbos, pavyzdžiui, jeigu šio universiteto kokius dalykus darai, ir vietoj to, kad kursioko kokio pagalbos paprašytum tau paaiškinti, tu paprašai ChatGPT, tu tarsi prarandi galimybę socializuotis, tarsi prarandi galimybę mokytis iš kito, kitam tave padėti mokyti. Ir jo vieną kartą neskauda, bet jeigu tai tampa kasdienybė, o mes ir tai jau išskirtinai vieniši esam dabar, tai, čia toksai, kad žodžiu, įvairiais kampais, įvairiais kontekstais žiūrint, vis gali ras kažkokį vis naują kažką atrandi, kaip tai tave veikia. Jo, nes iš tikrųjų man... Bet irgi pasakiau, tave veikia, mano žodynė pačia. Tai manęs neveikia, aš pas save veikiu, tai naudodama. Taip. Bet bent pasakiau žodį tai, o ne jis jį. Jo, nes šiaip tai pagunda, tai, visokiam, žinai, ir darbo dalykam, aišku, tiesiog reikia greičio. Irgi prisipažinsiu, žinai, reikėjo čia interviu paruošti klausimus, ta prasme, ten reikėjo paruošti interviu klausimus apie dirbtinį intelektą. Tai aš, žinai, kažkaip, tiesiog, ir nėra laiko, žinai, ten daug darbų. Ir nieks, nesigalvoja, ir tu supranti, žinai, kiek tu dabar reikėtų tenai, žinai, ten perskaityti, dar kažką pasigalvoti, kažkaip prie to žmogus pritaikyti, tiesiog, žinai, įvedžiau į ChatGPT. Tada, žinai, taip biškai pasikuria. Į ChatGPT papasakok man apie save. Taip, ir žinok, ir aš buvau nustebęs, jis net nemokama versija ir visiškai gerai, su kai kurie, ten kalba biškai pasikoreguoja, klausimai šiaip labai protingi. Ne visi, bet 5% tikrai tinkami, ta prasme, tuos nesąmoningus nuėmė. Dar kelis pridė savo ir realiai ten aš turėjau ten kiek 18 klausimų. Vargas 15 minučių suredagavau, žinai, ta prasme, tai tipo, tai tas, greitis yra, žinai, labai labai didelis, tai, bet aš taip supratau, kad, žinai, jeigu aš su kiekvienu intervu taip daryčiau, tai aš tikrai nutapčiau per metus laiko, aš tikrai, daug prarašiau, šiaip net labai daug, ta prasme,
Tai tokiam, va, žinai, greitam pasaulyje, tai man to, kad čia tikrai yra tas iššūkis. Galvoju, kas dar iš tokių dalykų. Um, Man tai, pavyzdžiui, buvo labai įdomus dalykas, aš nežinau, kad toks dalykas yra, tarkim, yra sprendimų palaikymo sistemos. Tarkim, versle, pramonėje, kai investuoji, marketingą, dar kažkur. Ir, nu, ta prasme, jos yra naudojamos, kad tau geriausiai įmanomą sprendimą parodo, žinai. Tai aš niekad nesu tokiam sistemom naudojęsis, bet labai ten teko tiesiog skaityti straipsnį, kuris susumuoja 34 straipsnius apie tai ir ten daro išvadą, kad reiškia tos sistemos vienas iš jų yra orientuotas į procesą, o kitas yra į rezultatą. Tai man atrodo tos, kurios yra orientuotos į galutinį rezultatą, jo, ir neįtraukia paties žmogaus sprendimo priėmimą, tai jos, jo, reiškia, pažeidžia to žmogaus nugaliausiai. Jeigu ilgai naudoji, tai ten pagal tyrimus, reiškia, toks moral de-skilling, tarsi vadinasi, kad reiškia ne tik sprendimų priėmimas, bet ir gebėjimas, nu, mąstyti, ne, ar tai, ką aš dabar darau, ar darysiu, ar tai yra etiška, ar tai bus etiška. Tai va, tai čia toks, nu, nes turbūt kaip tas interviu rašymas, toks sprendimo palaikymo būtų kaip sistema, tai čia turbūt va, tas arčiausiai mano patirtį. Tai vat, dar kokius metus panaudojus, turbūt tai būtų kažkoks toks moral de-skilling, žinai, ta prasme, tai čia toks. Tai va. Žinau, tokių juokaujančių žmonių, kur sakė, kad programuotojai, kai sako, va, pažiūrėjau savo programų kodus, dar kai tik pradėjau dirbti, dar jaunas, ką tik buvau universitete dar. Žiūriu, wow, kaip aš gerai tada rašiau, ir apie jo, kad ChatGPT, o dabar nemokėčiau taip parašyti, nes viską su ChatGPT darau. Išneka žmogus jau tapęs vyresniu programuotoju, negu buvo praeitį, bet realiai įgūdis nesumažėjęs, bet tiesiog gal aptingęs, sakyčiau. Jo, ta prasme, tai va, čia labai įdomu, man atrodo, žinai, kad mes turbūt gal po 10, po 15 metų, nu, labai įdomu, žinai, kai va plėtosis visas šitas dalykas, nu, kad mes dabar dar nematom tų visų pasiekmių. Bet faktas, nu, vieną mačiau tyrimą, kuris Indijos universitetuose darytas, tai sako, jo, tie studentai, kurie naudoja dirbtinį intelektą, tai reiškia jų, nu, ten viskas, žinai, ten, tipo, aišku, nežinau, kaip ten tokį dalyką pamatuoti, bet, nu, tipo, ten 5% ten gebėjimas siekti, žinai, atrofuojasi, ten 6% ten originalumas, ta prasme, ir taip toliau. Nu, tai jo, ten tie visi dalykai netreniruojami, tai aišku, jie silpnėja, tai čia, nu, turbūt labai daug sąmoningumo reikia, kaip tu tą naudoji ir panašiai. Tai vat, pavyzdžiui, tu panaudojai dabar intervo tiem klausimam. Na tai vieną kartą panaudojus, taigi nieks nesudega ir priklauso nuo situacijos, tai čia toksai, čia toks, kaip pagerimas, patobulinimas, kaip enhancement, išverst žodį. Taip. Tikslingai. Bet toksai, tai tu... Jo, reikia tiesiog žinot, kad tu tikrai naudoji tą dalyką, kur nėra priklausomybės, bet yra man degradacijos grėsmė. Bet žinai, man tai kitą kartą tikrai bus dar didesnė pagunda, žinai, kai ten per 20 minučių pasirašė 18 gerų klausimų, tai žinai, kitą kartą bus tikrai didesnė pagunda. Bet vat labai, man dar važinai tokia svarbi tema, kad atrodo, nu, vat, kai tu naudoji dirbtinį intelektą, tai iš esmės, nu, tai, kas yra protinga, tu suvedi tai, kas yra greita ir efektyvu. Ta prasme, kad toksai gaunasi, žinai, aišku, čia ne tik dirbtinio intelekto, čia yra apskritai visų technologijų tokia paradigma, kad reiškia visa tai, kas yra protinga, tampa efektyvu ir greita, ne? Ir toksai, vat, kažkoks, žinai, gebėjimas reflektuoti, apmąstyti dalykus, nu, jo, jisai nereiškia, kad jis čia kažkaip dabar pradeda nykti ar panašiai, bet tarsi, žinai, duoda tokį imperatyvą, ne, kad jeigu technologija, jeigu dirbtinis intelektas daro greitai, nu, tai dabar mes turim daryti greitai, žinai, ta prasme, kad, nu, va, tai yra tai, ko reikėtų siekti. Tai va... Net labiau ne tai, kad tai, kas yra protinga, tampa greita, bet dar kartu gaunas atvirkštinis procesas, kad tu laikai greitai kaip protingumo vertybę.
efficiency šitas žodis, ne? Taip, aha, Tai jeigu darai dalykus efektyviai, taip, tai jau tu esi protingas žmogus. taip, taip, taip. Bet tas ir jaučiasi, ta prasme, kad, nežinau, galvoju, čia toks labai, filosofiškai toks labai utilitaristinis, ta prasme, žinai, kad, Mm. reiškia, kuo daugiau naudos, kuo didesniam kiekiui, tai reiškia, vat, jo, tai kuo daugiau padarai, tuo geriau ir, galvoju, jo, čia nenoriu nueiti teisės filosofiją, nes, žinau, kad ten, žodžiu, viskas, dabar atėjo mintis, žinai, kad ten teisės filosofija labai daug yra utilitaristų, žinai, tavęs ir kad ten viskas utilitarizmu remiasi, bet jeigu čia dabar į tą maisim, tai čia nebus tas. Bet jo, žinai, bet atrodo, o kaip apskritai, žinai, ta prasme, nežinau, tokia greitoji technologijų visuomeniai, parodyt to vertę, ne, refleksijos ir kokybės kažkaip. Nes, kita vertus, žinai, kai su tavo dirbtinio intelekto centro vadovė kalbėjau, tai sako, kad truputėlį keičiasi ta tendencija, iš tų žmonių, kurie ateina pas juos, arba jeigu jie, tarkim, eina pas marketingo specialistus, tai anksčiau viskas buvo ten labai greitai, o dabar, ir dirbtinį intelektą naudoja personalizacijai, nes pradžioj tai buvo grinai, kad kaip padidinti pelną, po to kaip viską strateguoti, o dabar kaip personalizuoti. Nes reiškia, daro tos produktus pardavimui. Tai sako, pavyzdžiui, marketingė dabar, turbūt irgi per dirbtinį intelektą, vis labiau vertinamas toksai unikalumas, žinai, tiesiog, kad, jeigu, žinai, tampa vertybė, kad jeigu dizaineris iš tikrųjų tenai pats nupaišė tą logo, žinai, o nesudėjo iš kažko, tai irgi gal nėra tai visai vienareikšmiškai, žinai, kad yra tik tai greitis, nes, nežinau, bent jau mano aplinkoje tai žmonės ten labai nori, žinai, keltis iš miestų į sodybas, žinai, taip, nebegyventi Vilniuje, žinai, tai yra, tai žodžiu, žinai, visi gyvens kaime ir naudos dirbtinį intelektą ten, nežinau, burokų laukam optimizuoti, nežinau, kaip bus, tiesiog, žinai, tai, bet įdomus tie procesai, žinai. Nežinau, kokių tavo minčių kyla. Aš personalizavimą nelaikau išgelbėjimu, aš jį visai smarkiai. Keli tai yra dalykas, kuris mane visai užkabino šitus tyrimus. Kas užkabino? Daryti. Taip, tiksliau, galbūt pamėtėjo mintį. Greit Spotify'us naudojau, va čia šiom dienom dar Spotify savo Wrapped išleido, kur ten tavo duomenų statistiką visą pareiškia. Taip, žinau, čia kur metų gale būna, ne, tipo? Jo, truputį krypį, bet šiaip juokinga ir įdomu, bet truputį kraupu. Bet tiesiog, kai naudoji Spotify'ų ir tada, žodžiu, jis ten viskas personalizuota. Visą muziką pagal tai renka ir tiesiog būna, kad paklausai vieną kitą dainą iš kitos operos literaliai ir tau jis grybą pjaut padeda, nesąmonės, arba jis tiek užsiciklina ant kažkokios vienos rūšies, kokio nors punk roko, ar ten indie roko, ar ten kokios, ką nors, bet ko, ir pradeda tik tą mėtyt ir tada, bet aš kažko naujo noriu. Ir tada skaičiau ten vieną tokį žmogų, kuris apie šitas personalizacijas, aš noriu. Tai va, anksčiau kaip tu rasdai naujas rekomendacijas, gaudai dainų, tai šneki su draugais, žinai jų muzikos skonį, kai buvo kokie Pink Floydai, sakė, eik tu, girdėjai ten Dark Side of the Moon albumą, ką tokį, tad pareini namo, įsidėti CD, ir tada eik tu sąlydą, tau yra papildomas emocinis, nes čia tavo draugas tau pasakė, jūs einate dabar išnekėti, jūs kurit bendrystę čia dabar todėl Spotify'us. Čia yra geriausias kažkino hitas šiam laikotarpiui, paklausyk, arba mes tiesiog tą parekomendavom. Daina kaip ir ta pati turinys, forma kaip ir ta pati, bet kažkaip ne taip vyksta. Ir tada geriau pradėjau mąstyti, tai gerai, tai personalizuoja man ir YouTube'o turinį, kuris mano nuomonę kuria. Tuo metu tenais neseniai dar buvo skaldymai visi didieji, ypač ten Lietuvoje, pavyzdžiui, tarp
prieš už vakcinas ir panašiai. Mm. Tas įtakos tam turėjo, nes turinys tiesiog grupuojasi į tuos eko kambarius. Nu ir va, personalizacija daro tokį nemąstymą plačiau negu tu pats. Ir va, sugrįžtam prie Špėmanas. Špėmanas šitas autorius, jis sako, kad asmuo yra daugius kaip tai. Tai reiškia, kad tu kaip asmuo tikrai save išgyveni, tikrai augi, tik tais būdamas apsuptas kitų žmonių. Kodėl? Nes kiti žmonės nepatogus. Nes jie tavo iššūkis kasdienybė yra. Vieni užknisa, tiesiog nervuoja, su kitais tu pats blogai elgiesi, kiti su tavim blogai elgiesi ir tu mokysi būti žmogum. O personalizacija ką padaro, to nereikia kito žmogaus, kad gautum kažką naujo. Kaip ir dėl to ir sakiau, kad čia GPT pasinaudosi, kad išspręs matematikos uždavinį dar kažką ir nepaklausi draugo. Tai čia tai labai mažas, bet iš esmės perspektyva mano šitą tą pati, kad mes labiau vieni šitą darom. Koks buvo dar pasnis, nežinau. Vienišesni. Nes man atrodo, žinai, kad tai labai svarbus aspektas, kurį parodė, kad iš esmės mes neišmokstam, žinai, siekti dalykų ir kartais sunkiai siekti dalykų, ne, kad vat, tas toksai pastangos, ne, nes matau, kad yra toks terminas, kad mygtuko paspaudimo atstumas, ne, kad reiškia mygtuko paspaudimo atstumo kultūra. Ir, nu, kartais, ne, taip turbūt irgi kartais, jeigu sumastai, kad realiai, žinai, ten paspaudai, užsibukni bilietus, paspaudai, užsibukni hostelį, nu, žinai, nu, tai visai, kad realiai paspaudai mygtuką, va, čia, kažkur, tarkim, Antakalnio, žinai, rajone, ir kažkur ten, žinai, Italijoje įvyksta kažkas. Ir po to net skambint bijai. Jo, ir paskui net skambint, žinai, bijai. Ta prasme, tai toks, nu, dažnai tai va, tas pats, man atrodo, va, Spotify'aus dalykas, kad labai sukuria tokią iliuziją, kad nu lengvai viskas ateina, žinai, tu išmeta dainas, tu jas klausai, ten nereikia susirasti, nereikia, žinai, su žmonėms susipažinti. Nu, aišku, mes dar nenuėjome iki to, bet jeigu labai norėtum, o aš jeigu labai norėčiau, aš galėčiau neišeiti iš namų, žinai, ten, užsakyti maistą iš Barboros, tipo dirbti online. Ir čia man žiauriai yra įdomi mintis, labai patinka iš to Skrutono, dabar neprisiminsiu, kurio knygoj, bet yra toks Rodžeris Skrutonas, man atrodo, prieš keletą metų mirė, toks britų konservatorius, šiuolaikinis britų šiuolaikinio konservatizmo tėvus yra laikomas, tai jis taip juokaudavo, kad, nu, reiškia, žinai, kas išspręstų visas Europos problemas, sako, nu, jeigu karts nuo karto, žinai, būtų maras, bet toks, nu, rimtas maras, tai sako, mums iš tikrųjų reikėtų kitų žmonių, reiškia, mums iš tikrųjų reikėtų vienas kito, o dabar taip yra, žinai, kad, nu, žinai, neteina, pavyzdžiui, ten pas mane kaimynai iš Žirmūnų mikrorajono, žinai, ten padėti man sutvarkyti namų, žinai, tai javų nusipjauti, tai neteina, žinai, ta prasme, nu, tai yra, va, tie dalykai, tai va, čia yra toks klausimas, ne, kad, nu, mums kitų žmonių reikia, bet tarsi kažkokią tokią iliuziją susikuriam, kad gal ir nebūtinai, tos būtinybės nėra, tai taip, čia atrodo, žinai, kad labai daug kas yra paliktas sąmoningumui, bet dar ir neįvyksta iš tikrųjų kažkaip. Nu, arba lengvai gali neįvykti, kai kažkaip va taip. Tai nežinau. Čia tokia, galvoju, tiek daug kritikos, žinai, pažiūrėjom, gal kažką reikėtų ir teigiamą pasakyti apie dirbtinį intelektą. Galvoju, reikia irgi šitą tai. Aplamai kaip technologija, tai nėra blogas dalykas. Taip. Jinai komplikuotai, paprastai komplikuota, nežinau, kaip pasakyti. Bet, jo, esmė, kad mes prisitaiksim prie tos technologijos, viskas judės toliau ir tas kažkas naujo, nemanau, kad ten po 15 metų čia kažkas grandioziškai persivers, atsiranda nuos technologijos, jis tenais daro į kelią, nes atsirado traukinys žmonės, puolė po žemę. Bet žinok, aš tai iš tų vietų gal noriu taip lengvai paprieštarauti, nes, nu, kai tą intervą dariau, tai aš klausiu, žinai, ar dirbtinis intelektas, žinai, taps, ar 21 amžius taps dirbtinio intelekto amžium. Ir man kažkaip atrodo, kad, nu, čia bus kažkas, kas labai, labai daug ką pakeis. Nes, pavyzdžiui, vat, man buvo įdomus, nu, ne į tą klausimą buvo atsakymas, bet į kitą klausimą, bet toks kaip vaizdinys, žinai, pavyzdžiui, dabar ten visi didieji Lietuvos universitetai turi projektus su dirbtiniu intelektu ir su tekstynais. Reiškia, pritaiko lietuvių kalbos tekstus dirbtiniam intelektui, kad jis galėtų, tarkim, teikti viešąsias paslaugas, ne?
Ir tarkim, vat ateina senukas į gydymo įstaigą ir, žinai, tenai nebėra darbuotojo ir jisai, žinai, viską užsisako, jam ten viską pasako, žinai, ir viskas yra pagal tai, kaip galbūt net pagal sociolektą, žinai, kaip yra kalbama toje tame regione ir taip toliau, gal ir žemaitiškai, nu, žinai, anyway. Nu, tai tipo, ir aš tai bandžiau, tai pamačiau, žinai, save seną, kuris ateina, ten, žinai, nežinau, pasitikrinti regėjimą, žinai, ir ten tikrina su tuo, nu, kalba su tuo, žinai, paskui gal ateina į tą kabinetą ir tenai, žinai, irgi jam patikrina automatiškai. Ir taip man sieja, žinai, su šiaip mažėjančia Lietuva, su demografija, kad vis mažiau žmonių. Ir, nu, ji taip ir sakė, na, kad, nu, mes grinai va dėl to, kad viešam sektoriui taip sudėtinga, norim tuos sprendimus padaryti. Nu, ir tas ateis, žinai. Tai man atrodo, kad, nu, labai daug ką pakeis dirbtinis intelektas. Ir kas dar labai, žinai, įdomu buvo iš to intervų, kad sako, nu, dirbtinis intelektas tai šiaip buvo seniai, žinai. Bet problema buvo, kad nebuvo duomenų, o dabar su skaitmenizacija yra belenkiek duomenų, kuriuos gali naudoti, jų daugėja ir tai irgi taip tobulėja, žinai, ir tie procesai akumuliuoja vienas kitą. Tai man atrodo, kad, nu, jo, mes turbūt prie to priprasim, bet man atrodo, kad pakeisti labai daug ką, ta prasme, dešimtmečių bėgyje. Tai... Ne, tai kad pakeisti jo, bet esmė, kad, ką norėjau sakyti, kad problemos netenka mums atrodo. Net tame, kad dar bus pavogs. Darbų naujų atsiras. Kažkam tos robus prižiūrėti reikia, dar kitų. Nu, žabesmė. Taip. Su visom technologijom sako, žmonės darbų neliks, atsiranda naujų darbų. Jo. Bet kur problemos, ir jau čia kaip pradžioj ten prašiau, kad problemos ne kodėl pavogs darbus, bet kodėl mes iš vis keliam klausimus, kodėl mes tikim, kad mikroschemos šitos kad statistiniam logika atitinka mūsų intelektualumą. Tai, žodžiu, pačias technologijas kaip tokios aš nekritikuoju, jeigu kažkas galvoja mokyti šitą dalyką, tai prašau, mokykitės, aš pats programavau irgi tos dalykus ir kūriau mašininį mokymąsi, kas dalis dirbtinio intelekto yra, tai man patiko tą daryti. Bet problema, kaip tu jį naudoji ir kaip tu galvoji, kai jį naudoji. Ir aš galvoju, kad, sakai, sąmoningumo dažnai atrodo jo nebūna. Aplamai jo gal dabar mažiau buvo. To tokio irgi tas sukimasis, kad bėgam, norim progresą greičiau daryti, norim per vieną mygtuką viską pasiekti. O su šitu dabar tiesiog tai dar intensyviau vyksta, bet jau ta problema egzistavo, kad mes tarsi nutojame nuo kitur, nutojame nuo savęs, nutojame nuo kontempliacijos. Va, gal žodis kontempliacija, ne? Kas tu esi, kas esu aš, kas yra kitas asmo, iš vis kas yra asmo. Nu, jeigu jungiant su to tekstu, kurį naudoju. Tai tam reikia kontempliacijos, laiko, sustojimo. Sustojimas dažnai būna šiaip skaudus dalykas, nes tu sustojęs pradedi galvoti apie save, tau visai netik, kad jis visai skauda, nes tu matai, kad aš visai vienišas šiaip, nes voltas, kaip sakai, darbas prie kompą, sportas, nežinau, irgi galbūt ant bėgto, kad tik namie bėgu visą laiką vienas būnu, kol bėgu, technologijas to nematau galbūt, nors jaučiu ir man tikrai liūdna, bet kažkaip nesusimastau. Ir susimašęs dar skaudžiau pasidaro, bet neapsimetu psichologų, bet lygiai sakė kažkas ten, kad vienišumo jausmas pas žmogų, lygiai ir pas vienintelį iš gyvūnų yra, ar pas nedaugelį, ir jisai yra prilyginamas skausmui. O ką mums skausmas, tai mums skauda ranką, tai žinom, kad kažkas negerai, galbūt kaulas išlindo, pasižiūrėk ranką. Mums skauda širdį, sakykime, dvasia, tai kažkas negerai, pasižiūrėk, kas aplink tave, kaip tu gyveni ir aš gyvenu tarp įrankių, kuriuos vadinam kompiuteriu. Tai tada susimastai. Tai va, ir tada susimastai, ir tada, tai gyvenimas toks pastoviai yra, tu mastai, kontempliuoji, peržvelgi, darai sprendimus, judi tolyn. Ir jo, tai man atrodo, atsirado naujas abstrakcijos lygmuo ant mūsų mąstymo, užsideda ant viršaus dar vieną dėžutę, mes tarsi tokia matrioška, nes tu, tada kompiuteriai, dabar ant viršaus dar vienas sluoksnis susėda ir mums dar daugiau reikia pramušti dalykų, kad mes nueitume tą savo kontempliacijos režimą. Tai čia nais, aš matau problematiką.
Taip. Jinai net nėra technologijos problematika, Mhm. ne pačio dirbtinio intelekto, tiesiog čia Mhm. su technologijom tai buvo neišvengiama, kad tai atsiras. Taip. Ne, žinai, aš dabar pagalvoju, žinai, kad jeigu būtų dirbtinis intelektas atsiradęs viduramžiai, žinai, tai turbūt jį būtų pavadinę dirbtinę kontempliaciją, žinai, nes viskas buvo į kontempliaciją orientuota. Tai žinai, tai vadovai, bet čia neįmanoma, čia, okei, tai, bet, jo, nu, žinai, tai čia galima, vat, pabaigai vėl sugrįžti prie kviniečių, jeigu čia viduramžius paminėjom, tai nusisako iš esmės, kad kontempliacija, kai tu esi santykė, vat, su savim, su Dievu, su savo aplinka, tai sako, tai yra aukščiausia aktyvumo forma. Ta prasme, kad veikimas, žiūrint, ten dar koks veikimas, jeigu veikimas iš darybų, tai tipo cool, tipo gerai, bet sako vis tiek, tas kontempliacija tokia kaip, sako, yra aukščiausia veiklos forma. Tai va, tai čia toks paradoksas, ne, daryti lietai, kontempliuoti, tai, nu, va, sako, žmogus tai yra pats aktyviausias tuo metu, ne, tai va, tai čia. Kai nieko nepadaro. Tai va, kai nieko nepadaro, bet, žinai, kažkas viduje vyksta. Tai čia tokią mintį prisimenu, čia, kadangi ateities žurnalo čia, šitas, sako, rožinis, ne, yra ratas tiesiog, sugrįžta į pradžią, nieko nepadarai. Ta prasme, kad... Dėl to čia kontempliacija ir įkūdavęs. Čia įdomu, nors šitų jau užkabinu tokį, žinai, vos net ciklinį laiką, tai visą, bet aišku, nu, bet čia galiu kitas dalykas būtų, žinai. Aš galvoju, šiaip visai pabaigai man taip dar norėtųsi paieškoti, kadangi, nu, jau šituo straipsniu buvo kritikuojamas pats terminas, žinai, dirbtinis intelektas. Tai galvoju, žinai, o tai ką mes siūlom, žinai. Tai kaip, pavyzdžiui, tu, žinai, iš savo, sakyvo, žinai, programavai mašininį mokymas ir taip toliau. Kaip tu siūlytum pavadinti šitą dalyką taip, kad jisai neredukuotų, nenužemintų intelekto sąvokos? Kas tai galėtų būti, žinai? Tai šiaip paprasčiausiai turbūt yra supras, kad dirbtinis intelektas yra skėtinis terminas, po kurios slepiasi kitos technologiniai žodžiai, pavyzdžiui, ChatGPT, tai yra ten tie large language modeliai, turbūt nesumaišiau. Nu, tai čia tarsi jo pavadinimas, ne? Taip. Jis skamba visai technologiškai, visai supranti, kad technologiškai. O kas nors tenais investuoji į ką nors, tai tau rekomenduoja, ką investuoti. Tai ten ne dirbtinis intelektas investuoja, o mašininis mokymas tau pasiūlo kažką. Tai aišku, bet paprastas žmogus neturi žinotų žodžius. Tai ką daryti paprastam žmogui? Nežinau. Žodžius sugalvodavo, kažkur judėjimą. Galvoju, kai nors dirbtinė... Arba dekonstruot žodį dirbtinis intelektas tiesiog ir... Man atrodo, ilgainiui šitas žodis tiesiog praras intelektiškumo ruožą. Gali būti, ką žinau, mintis tokia. Tai. Man neatrodo, aš tiesiog dabar spėlioju. Nėra jokio, tai paremta jokia logika kol kas, bet ką žinau, gal netyčia. Nes vis tiek matysi, kad ten nėra to intelekto. Nu va, žinai. Tiesiog padėsi vadint AI. Nu, tarsi, dabar štai AI sakau, AI man nesunku pasakyti. Bet šiaip iš tikrųjų šitas yra geras, nu va čia ta pati, žinai, efektyvumo logika mus skatina, žinai, vartoti DAI. Bet, aš galvoju, žinai, galėtų būti, kad dirbtinė pagalba, nežinau, kas ten būdavo, žinai, skambutis draugui, dirbtinė pagalba, žinai, dirbtinis įrankis, nežinau, kas nors, žinai. Čia po to galima nueiti iki tokio lygio, kaip, žinai, lietuviai sugalvoja, kad desktop yra vaizduoklis. Ten išmanusis telefonas tapšnoklis ir panašiai. O, tapšnoklis? Aš žinok, tapšnoklio, ta prasme. Tapšnoklio dar negirdėjau, ta prasme, čia rimtai. Aš žinau, man biologijos mokytoja seniai sakė mokyklai. Palauk, galim paguglinti. Tapšnoklis, ne, sakei? Nu, tapšnokliais vadinavo telefonus. Tapšnoklis. Ai, One click away. Taip. O, geras, dar yra didcentras, didelis prekybos centras.
Gerai. Tikrai tas tapšnoklis yra realus žodis. Nu, Tai va, jadaras. į VLKK galim parašyti, pasiūlyti kokį žodį, bet ar jis prilips, tai čia kitas klausimas. Aha, nes 2.12 jau pasiūlė, 19 dar atnaujino, bet nu va, iki manęs tik tai dabar atėjo, tai nu jo, šitą, taip. Jo, nu tai va, tai gal paliksim tada klausytojams, žodžiu, ir skaitytojams jau kurti tuos naujus terminus, bet turbūt man atrodo tokia, nu, vienas iš esminių elementų šitos diskusijos, kad tai, kaip mes apibrėžiam dalykus, iš esmės keičia ne tik mūsų suvokimą, bet galiausiai ir veikimą, ne? Tai labai svarbu iš esmės, vat, kaip mes apibrėžiam dirbtinį intelektą ir nuo to priklauso, ne, vat, kaip Simonas rašė savo tekste, ką tas dirbtinis intelektas arba ką mes patys mąstydami apie dirbtinį intelektą darom su savimi, ne, tai visą, kas su mumis vyksta. Tai va, tai nežinau, čia kažkaip jokių tokių pasaulį pakeisančių išvadų turbūt nepriejom, bet aptariam pačią problematiką. Aš manau, tai yra klausimai, kurie gali padėti Taip. pasaulį laikyti. Mhm. Pasaulį, tai čia labai drastiškai sakysiu tokiu tekstuku, bet... Taip. Jo, Bet aš tikiu, kad tie klausimai yra išskirtinai svarbus. Prisimint, kad tai yra technologija ir tai ne jis jį, tai yra tai. Taip. To pradžiai užtenka. Jo, nes man atrodo, žmogus labai linkęs personalizuoti visą, kas yra aplinkui. Sužmoginti, žinai, kaip vyrai nuo mašinų, žinai, ten, nežinau, moteris gal labiau gyvūnus mėgsta sužmoginti ar ten kažkaip labiau prie jų prisiriša. Nu tai vat ir technologija, žinai, kai jos tobulėja, tai tas pavojus tikrai atrodo, kad, nes, nu aišku, sakai, kai tu su ChatGPT šneki, tu nepamiršti, kad tai technologija, bet ji taip gerai tavo atrašo, žinai, ir taip gerai kalba. Nu, tai gal kažką, žinai, tu galėsi turėti, pavyzdžiui, ten sėdi bibliotekai, galėsi, žinai, hologramą turėti, žinai, ten sėdinčią šalia žmogaus, kuris, nu, tas sakau, kažkada tai bus ir įmanoma, tai va, tai galvoju, gal dar, čia kadangi stengiamės visada dažnai valandą laikyti, kad tiek žiūrinčių žmonių, tiek kalbančių, tiek aptariančių nenuvarginti, tai gal dar turi kokį nors, žinai, kaip ten būna, the last closing remark, gal dar turi kažkokį tai baigiamai žodį, ar nežinau, ką norėtum, kad skaitytojai, klausytojai, dabar mus vis dar 4 žmonės žiūri, ką jie, tarkim, nuėjo po šitą pokalbį ir perskaitė tavo tekstą, ką norėtum, kad išsineštų, kokį pagrindinį dalyką. Tai, jo, kad nedirbtinis intelektas mus veikia, bet mes save veikiam, jį naudodami. Tai naudodami, va, vėl pagal. Tai naudodami. Nu, galima sakyti jį. Negalima. Reikia būti ištikimam tekstui, žinai, ištikimam savokom, žinai. Tai, nežinau, aš tai pridėsiu tai, kad, nu, iš esmės, nu, va, čia kaip jūs man sakė, kad, nu, jau sakiau, bet dar kartą pasikartosiu, kad savokos yra labai svarbu. Tai, žodžiu, kai kitą kartą naudosi dirbtinis intelektas arba žmogiškiai ištekliai, kai pradėsite apie savo kolegas galvoti kaip apie žmogiškuosius išteklius, ar ten, žinai, nežinau, kai mąstysit apie gerovės valstybę ir galvosit, kad gerovės valstybėje jūsų aukščiausias tikslas yra, žinoma, siekti gerovės, tai man atrodo labai, nu, svarbu save pagauti ir susimąstyti, ne, ką savokos, kurios ateina iš viešosios erdvės, iš kažkur, ką jos su mumis daro ir ką mes leidžiam, kad jos su mumis darytų. Tai va, o gal ką mes darom su savim naudodami tas savokas? Tai ką mes leidžiam, ką mes darom, ne, su savim, kaip tas savokas naudojam. Tai va, tai čia toks, žodžiu, pamintimas, kaip sakytų Donelaitis, ta prasme, toks pamokymas didaktinis gale, tai va. Tai turbūt šiandien tuo ir baigsim. Tai šiaip mes, kai čia mūsų dar žiūri 3 žmonės, tai mes iš tikrųjų kiekvieną vakarą, kiekvieną ketvirtadienį darom laivą 19:30. Tai visada galit prisijungti.
Dar nėra visai aišku, apie ką kalbėsim kitą kartą. Gali būti arba apie politiką, arba teologiją, arba apie meną. Dar nesam nusprendę. Bet labai kviečiam ir ką? Kviečiam skaityti Ateitis LT. Lauksim iš Simono naujų straipsnių ir turbūt tiek. Gaila nebuvo jokių komentarų šitą iš skaitytojų, nes kartais būna, kad kažkas kažką pakomentuoja, bet jeigu iki dabar nepakomentavo, tai turbūt ir nepakomentuos. Tai turbūt tiek ir ką, ačiū visiems tiem 3 žmonėm, kurie, nežinau, ar ten buvo tie patys ar ne tie patys, kurie žodžiu, atlaikė iki galo, tai va, ir ką, susitiksim kitą ketvirtadienį. Tai va, tai sakom, iki, Jo, iki, okay. iki.